13 diena. Sielos žavesys. Deklaravimas. Kur žavių asmenybių paslaptis? Jos išmetė iš galvos neigiamas skaidres ir pakeitė jas teigiamomis. Žavesys tai abipusė sielos ir proto meilė. Patrauklios asmenybės būsena yra sielos šventė. Ji mėgaujasi gyvenimu ir savo meilę, kurioje nėra nė lašo savimeilės. Štai šį šventės jausmą ir jaučia aplinkiniai. Tokių žmonių labai nedaug, bet jūs galite atsidurti tarp jų. Tik reikia atsigręžti į savo sielą, pamilti save ir patraukti keliu į savo tikslą. Tuomet ne tik pasikeis asmeninės savybės, bet net ir kūnas taps patrauklesnis, veidas simpatiškesnis, o šypsena žavingesnė. Aiškinimas. Patrauklumo paslaptis sielos ir proto vienovė. Kai žmogus patenkintas savimi, myli save, dirba mėgstamą darbą, tuomet iš jo tarsi sklinda vidinė šviesa, jis gyvena pagal savo kredo. Kaip tik šito trūksta žmonėms, todėl jie veržiasi prie tokios asmenybės, tarsi plaštakės, į šviesą. Energetiniu požiūriu žavesys pasireiškia kaip grynas sielos ir proto vienovės spinduliavimas. Treniruodami savo energetiką jūs ugdote neeilinius sugebėjimus daryti poveikį žmonėms ir pelnyti jų simpatiją. Asmenybė su laisvosios energijos pertekliumi sukelia aplinkinių susidomėjimą ir įgyja jų palankumą. Jei jums kol kas sunku besąlygiškai save pamilti, užsiimkite energetinę gimnastiką, įtvirtindami minčių formą. Aš trykšte trykštu energiją. Mano energijos imlumas didėja. Mano energetika galinga ir kasdien darosi vis galingesnė. Aš švyčiu meilės ir žavesio energiją. Aš tyras energijos šaltinis. Žmonės jaučia mano energetiką ir man simpatizuoja. Kai pamatysite, kad žmonės tikrai jaučia jums simpatiją, nepamirškite konstatuoti, kad technika iš tikrųjų veikia. Toks konstatavimas reikalingas protui, nes jis amžinai abejoja. Nejaugi aš tai galiu.